dariau ikonas šitoms dirbtuvėms ir Pilaitei. Tai pagrindinė jų idėja yra ta, kad aš pasiėmiau bipart logotipą, kur bip yra kaip konstantų ir nekintantis vienetas. Ir tada kitas žodelis po jo einantis pabrauktas, jis sako, kas čia vykdoma, kokia čia veikla vyksta. Ir žodžiu, aš vietoj tos veiklos, vietoj nusakomo žodžio, aš naudoju ikoną. Tokia idėja. Super. Klausimai? Gavau komentarų jau vakar, sakė, mes Hunterių nekilnojam moterys. Bet šiaip kaip mankšta tai labai gerai, man atrodo. Gal verta pagalvoti apie Hunterių, kur nori patiems moteris? Nu, yra kita grupė moterų, kurios atsiveža mažus lėliukus, tai lėliukus kilnoja vietoj Hunterių. Tai mes galėsim tas ikonas panaudoti? Taip, prašau, naudokit. Jeigu jums tinkamas jos, tai... Nes manau, kad prie tų veiklų, kodėl ne, visai labai gerai. Ir galit naudoti ir su bip, ir be bip žodžių. Vizualiai kaip geriau atrodo pasižiūrėti. Ir su bip, ir be bip. Super.